laidojo žmonės žydai? Kaip? Kaip jie laidojo savo žmonės? Gal aš kaip jie valdavo ten. Jų sen, supranti, buvo sinagoga kokia. Ir ten susirinkdavo, ar ten meldėsi jie, ar ten prisėjo pacanai buvo. O žydų laidotuvės, ar teko stebėti? Žydų laidotuvės, kapinėse yra žydų, prie mokyklos ten. Nu ir laidojo, jos, supranti, taip kaip su tokiu būdu. Ir pakrauna ten, supranti, matau, kaip ne vieną kartą, kaip vežė ant kapų ten. Buvo irgi, supranti, šitie patys žydai ir buvo jau jų ten kaip kunigas ar kaip ten, supranti, ten vadovas kokis. Procesija didelė buvo? Ne. Nedidelė? Ne. Žydų tautybės žmogus mirdavo. Ta prasme, kaip jį laidojimas? Balto arklio veždavo ir šitų jį be grabo duobėj pasodydavo, kampan ir lentom apstatydavo. Ir užkasdavo. A procesija didelė buvo? Nu, tai eina ir kokie tai žodžiai, heitsum tabalai, eina ir reikia pirmą. Šaukia tas, kuris eina prieš arklį. A daug žmonių ten? Jų eidavo daug, na žydų. Čia daug žydų buvo. Tai visas miestelis dalyvavo laidotuvėse? Nu tai aišku. Giminės, nu visą jų daug. Su kapinės yra užmerkiu. Ar žinot? Čia ir kapai yra. Kurie sulaidavo, tai jų turbūt čia kapai buvo kažkur. Tai kažkur atskirai, ar ne? Ne tose pačios? Nežinau, gal veždavo kur. Ne į tas pačias kapines laidotuvo, kaip ir visus. Kapinės tai buvo, vienose čia kai šaudė, tai yra. Paskui sako, kaip iš laidotuvių grįždavo, ne taip, kaip mes visi su mašina dabar, kaip jie atskirai. Viens į kairę, kits į dešinę, įsiskiria. Ir prie durų būdavo, aš nežinau, kuriuom ar vidiniam durėm, ar lauko, reiškia, tokia metalinė detalė buvo. Jie turėjo pašluosit, būktai grįžę iš laidotuvių ten šermenų, peglosit turėjo. Nu, gal dabar taip nedaro, bet jie labai išlaikė. O laidodavo kur? Ai? Laidodavo kur? Žydus? Nu, jau, aš nežinau, žinai, tiekliais nežinau. Nu, sakė, tai buvo šito... Už mokyklos? Nu, valkinikė. Ne, mes buvom. Tai naisa. Ten pat. Bendruo. Nu, kapinė, sako, žydų vis buvo. Už mokyklos. Nu, dar prieš mokyklą. Nu, taip, šonė. Nu. Kairian merkių krantė. Nu, tai va šitie buvo. Ne? Kaip žydai. Šiandien jos? Vestuvę nemačiau, sakiau, kad laidoja. Kaip laidoja? O kaip laidojus? Tai žydus laidoja šitą, va žydų ir kapinės buvo čia pas mus. Tai duobė iškasa ir pasodino žydų. Pasodino ir užkasa. O tai kodėl jį taip sodindavo? Nu, tokia jau pas juos buvo mada. Sodintės. Nu, jis pasakodavo, kad numerinį laidą. Ir kaip jie laidai? Jis sako, jaunas berniukas apsirengęs kažkaip, tai gal ir vadais, gal kaip tai vesdavo arklį priekį. Žydų kad laidodavo. Tai žydas laidodavo be karsto. Nors duobį, sakė, išgrįždavo lentom ir pasodydavo. Ir labai negiliai užkasdavo. O nesakė brolis? Pasodydavo ir taip lentom turbūt į viršui dalį užkasdavo. O kodėl jie taip darydavo? Čia yra kapai užmerkiu. Kodėl jie taip darydavo? Nepasakė brolis? Buvo labai gražu antkapių, labai gražu paminklų, daug kurių bagutėsni, tai
Nu, mes, kaip dar aš jau per Berkį perbredam, ir nuveinam, tai žemuogių būdavo. Tai, nu, vaikai nuo kapų rinkdavo, nu kas, rinkdavo žemuogės ir suvalgydavo. Tai būdavo, kur babotėsnių žydų, tai pavyklai lauka, hazus tokie, nu, nušlifuota. O kur bėdėsnių, tai tokie. Dar. O kodėl? Dar gal čia šlifuočiau, tai gali išnešta. O kur fundamentams įsivežioju tiesiog į statį namus, nes labai daug sudegusių. Tai viską tiesiog žinot, žmogiškas faktorius. Nu, buvo tokių žmonių, kad yra. Jie nebijojo. Man atrodo, mano kaptyvas, pavyzdžiui, tai šiokiais būdais stiprėti. Jokiais būdais. O buvo tokių žmonių, kad rinko, tai pabatuostą pradėdavo, tai gal kaip slenkščiuose. O tėviškai buvo, reiškia, kapinis palei Svalios upę. Bolševizmo laikais juos sunaikino, ten būna iš akmenų. Reiškia, negiliai palaidoti, kiek žinau, ir dėl to negiliai, kad greičiau prisikeltų. Mes apie 2 metrus ten. Taip. Gerai, dar kad nors tiek yra.